Sveiki, šiandien turim labai gerą rubriką, tai yra surinkimo instrukcija. Daug labai nenusišnekėsiu, tiesiog pradėsiu rodyti, kaip reikėtų tai atlikti, tam, kad būtų kuo trumpesnis video. Taigi, pirmiausia, mes pasiemam įrankį, tai reiškia ar kažkokį tai aštrų. Ar žirklės jūs turėsit namuose. Ir bandysim be tokių įrankių, kurie būtų, šiaip ką čia naudojam, tai visus akumuliatorinius, ką jūs tiesiog rasit namuose, jeigu turit. Ir turit įsivertinti netgi, ar jūs galit su tais įrankiais daryti kažką tai. Tai nusiemam šniūrus, vadinkim, ir arba su peiliuku, arba su žirkle, arba su kažkuo aštriu atsidarom. Svarbiausia, gal jeigu su peiliu darysit, nekiškit giliau, nes ten jau bus vietos, kai kada gali būti sėdynė ir jūs galite tai praplėšti. Matot, čia sėdynė, pavyzdžiui, yra. Na ir va, ir nusipakuojam. Dabar praktiškai galiu nieką nešnekėti, bus sugreitins video. Kaip dėžės atidarom, tai praktiškai va šitaip galim jas ir nuplėšti ir palikti, nes darbui tai nemaišo, nereikės daug kilnuoti. Kaip mato, čia yra metalinis rėmas. Tai šitas metalinis rėmas yra tam, kad transportavimo metu jį apsaugotų keturatį. Tai mums reikės jį dabar nusiimti tą metalinį rėmą. Prie to metalinio rėmo dažnai būna prisekta kažkas tai. Vairas kartais, ratas ar dar kažkas, tai pirmiausia apeinam tuos, kad nusiimti. Va, čia tokius dalykus apsižiūrėkit irgi taip pat. Va, prieki taip pat yra prie bamperio. Irgi nusikandam. Tai va, ir atsisukam. Atsisukam metalinę konstrukciją. Šiaip ten stovi pliusinis, vadinkim, varžtas ir 10 veržlė. Galima ir statyti ten raktelį, bet užtenka pirštą uždėjus ir šešiakampį susirasti. Kai jau nusisukom varžtus, vis dažniausiai būna 4, kartais dar čia būna irgi toks metalas, bet visus apsieinam, tada nusiemam metalą, viršutinį metalą. Jisai dažnai nusiema arba visus su visom kojom, arba viena pusė, lygiai taip pat metam į šoną. Dabar mūsų tikslas išsirinkti visas dalis, kad suprasti, kas iš vis čia yra per dalykas. Ir va, dėžutę turim, aiškinamės kartu su jumis. Nusiemam visus apsaugas, tam, kad suprasti iš vis apie ką viskas yra. Nusiemam šituos. Tada išsitraukiam viską, kas yra papildomai. Šituos metam susitvarkysim vėliau. Taip, išsirenkam. Taip, dedam čia. Taip, kaip matot, čia yra irgi dalių. Lygiai taip pat išsiardam. Va, nusiemam. Čia va reikia irgi nukasti, kaip pavyzdys. Kur tik kas neberandu, va. Nusikandam. Taip, viskas. Dabar turim mes jau išardytą, dar čia priekį matau. Dar, vat, matot, visokių būna kartais prie rėmų prikabintų. Lygiai taip pat pasidedam. Ir ką darom? Pirmiausia, atsidarom dėžutę, lygiai taip pat susipažinti, kas čia per turinys. Dėžutėje dažniausiai būna pakrovėjas, kur jums šiuo atveju nereikia, jūs tik renkat, bent jau šitam video. Jį pasidedam, čia yra skirtas vairui, bet kol vėliau paaiškinsiu. Ir jūs gaunat visokių dalių, tam, kad nepasimesti, susidėliojam. Išsiberiam viską. Taip, čia žiūrėkit, atkreipiu dėmesį, gausit visi nemokamus raktus. Nuoširdžiai nerekomenduoju su jais nieko daryti, nes jie yra, duokit vaikui pažaisti, svarbu gal aišku neišbražytų mašinų kokių, bet šiaip jie nėra tinkami surinkinėjimui, nes jeigu su šitais priveršit, po kiek laiko reikės vėl varžyti ir taip toliau. Tai šitos metam į šalį. Kai jau viską išsitraukiam, šiuo atveju susidėliojam viską, kad matytis. Visuose tuose mažiuosiuose keturačiuose praktiškai principas vienodas. Ilgesnių varžtų trumpesnių. Va, susidėliojam kažkaip panašiai, ne? Žiūrim, va, veržlių kiek yra, dangtelė ir šitas.
Kai jau šitą turim, tada ką mes turim daryti? Kadangi jau esam prie galo, pradėti nuo galo. Čia matom, kad jis yra nuleistas šiuo atveju, ar ne? Ir viduj matom amortizatorių. Šitą amortizatorių nusiemam plėvelę ir pasiemam trumpesnį varžtą ir veržlę. Taip. Nuleidžiam. Realybė. Va. Ir mes įsistatėm jau šitą, o šitą varžtą pasims. Ir prisigaunam su veržlė. Tuos dalykus elementariai, manau, visi suprantam. Ir pasiemam raktų, kokiu reiks. Čia bus 10-12 arba 10-13. Tam, kad nevaikščiot, visus juos pasimsiu. Taip. 10 ir bus, spėju, 12. Ne, 13. 13. Buvau teisus. Dabar jau galime pasistatyti ratus. Aišku, eigą jūs galit patys bandytis, bet tam, kad patogu būtų, manau, kad šita eiga yra nebloga. Manęs labiau. Taip. Jeigu norit patogiai greit susirinkti. Va. Įsistatom ratą į šakę. Pagavau. Va, šitą prisigaunam. Ir kol kas jo neveržiam. Šito gali dabar nedėti, nes reikės jį čia biškį pavargti atsukti. Ta patį padarom su kitu. Atleidžiam. Visą laiką, aš kaip minėjau, trosą pasižiūrim, kad būtų pozicijoje teisingai. Taip. Įsistatėm. Vienas. Biškį čia įstrigęs yra. Patraukim biškį iš šitos. Va. Taip, įsistatėm ir prisigaunam. Tau, kad dar reiks vieną šešikampį atsinešti. Tai atkreipkite dėmesį, kad reikia tikrai nemažai tam tikrų, sakykime, įrankių. Nu, nėra, kad ir daug, bet jūs jau turit turėti. Tai nebus taip, kad susirinksit, jeigu visai neturit įrankių. Tai vėl imam šešiakampį ir šiuo atveju jau greičiausiai 17 raktą. Jeigu turit visus įrankius, kurie dar ir elektrą dirba, kaip pas mus servizė, iš jūs tobulai, iš jūs čia susirinkimas per turėtų vykti 20 minučių praktiškai, 15. Jeigu aš renku, negu aš renku. Taip, dabar mums reikia prisijungti traukės. Parodyk operatorių traukės. Tai tam, kad traukės prisijungti, reikia šešiakampio didesnį nei šits ir 13 raktą. Atsileisim varžtus. Mes biški čia sukčiaujam, nes turbūt ne visi turėsi tokius terkšlinius raktus. Teks su paprastais, bet su paprastais irgi galima tik šiek tiek ilgiau. Aišku, gali dar kas turi, tai aišku, visokius terkšlės. Šiaip nebūtinai terkšlinį raktą, bet greičiausiai, jeigu, sakykime, surinkinėsit, tai nepastovė tai darot ar kažkokių neturit veiklų, raktų neturėsit. Gerai. Ir mes tą traukę prisiveržiam. Filmuokit operatorių. Vėl filmuoti? Nu, šitą vat, pažiūrodi, kad veržiu. Nes nesupras, kad veržėt. Andrius veržė. Taip.
Lygiai tą patį padarysim su kita pusė. Taip, vairą pasiliksime, aišku, ant pačio galo. Dabar priekinį vadinamės bumperį. Pasiemam jį. Dažniausiai jisai atrodo ar šitaip, ar gali būti tiesiog metalas, va, galėtum atkreipdėmėsi į kitus keturačius. Taip. Bet tai vadinam priekiniu bumperiu. Ir paėmam atsisukti šešiakampį ir 10 raktelį, kurį aš jau užmėčiau. Ne, neišmėčiau, negalvokit taip jau labai. Taigi, va, prisigaunam, bet jo neveržiam dar apačios ir apskritai, kaip norim kažką naujo įstatyti, nepriveržiam iš karto, nes paskui bus taip, kad nebetiks kitas dalis. Va, pavyzdžiui, čia, matot, biški reikia šiek tiek jėgos. Nėra taip jau, kad idealiai. Va, paimtumėm, prisisuktumėm, biški palenkiau, va, ir prigavau. Ir dabar taip palieku. Dabar šitą pasimsim, nes čia yra kitas bagažiukas šitam būtent ir 8 rakteliukų. Atsileidžiam, išsiardom priekiniam bagažiukui skirtus laikiklius. Kas labiausiai šiaip sijuose tuose surinkimuose erzina. Ir tuo pačiu tai yra gerai, bet veržlės būna su tom plasmasiukai. Tai su rankom jau čia kai kurių vatų visų neatsuksit. Teks visą kelią atsukinėti su raktu. Vieną paėmam. Tai bagažiuką paėmam šitą, įsistatom čia, tada su varžtu prisigaunam ir kiaurai. Ir iš kitos pusės turėsim uždėti po veržlę. Bet kaip minėjau, lygiai taip pat, tik prisigaunam, bet dar neveržiam. Nes turi būti viskas surinkta į krūvą, kad galėtumėm tada veržti, kad neapsunkint darbo sau. Kur iš čia išlinda? Dabar užsidedam priekinis varžtus sujungti vieną rėmą su kitu. Dažnas atvejis. Taip, šitą turim. Ir prisiveržiam. Šitos jau galima prisiveržti. Nes jie čia vienas su kitu. Kažkokios labai funkcijos neatlieka čia, tai priverškim gerai, bet labai persiteng nebūtinai, tik tais čia atsirėmimo atveju. Taip, imam raktelį 8. Dabar galinis bagažiukas. Kartais būna varžtai įsukti, kartais būna čia dėžutėje, bet turit pasižiūrėti visada, kas yra kam skirta. Taip. Pridedam. Ir vėl, kaip sakiau, prisigaunam, bet neveržiam iki galo. Va, visus 4. Kadangi jau uždėjom bagažiuką, galim prie to pačio užsukti ir atšvaituką. Palikim vieną šaibelę. Aš asmeniškai. Čia yra tokia kaip gumelė, kur dedasi. Bet mes nededam. Nemeluosiu. Mes tik šaibas dedam. Taip, tai nededam, todėl kad tvirtai prisisuka, nežinau kam čia ta amortizacija skirta. Jūs, jeigu norit idealiai viską taip, kaip čia priklauso, galite ir taip padaryti. Jūsų pasirinkimo laisvė. Ir prisukom. Kas toliau? Taip, dabar jau mes prieinam prie ko? Esminio dalyko, vairo. Be vairogi nevažiuosi. Paimam vairo laikiklius ir 4 vienodo... Liek. 4 vienodo ilgio varžtus. Ne visai vienodo. Šiek tiek skiriasi. Ir... Taip aiškink, 2 trumpesni, 2 ilgesni. 2 trumpesni, 2 ilgesni. Kam tai padaryti? Todėl, kad į vieną suksis spinelė. Tu pamatysit spinelės laikiklį. Tada paimam, susidedam ant sėdynės, man asmeniškai tai patogiausia. Ir šitie turi skirtumą, matot, žiūrėkit. Šitas eina į galą, nes jis yra lygus, o šitas eina į viršų, nes jis yra su tokiu pilveliu. Dedam čia vieną ir dedam iš karto antrą. Įsistatom vairą ir jį prispaudžiam tiesiog.
Taip. Tada dedam šitą. Ir spynelę prisidedam iš vidaus. Kartais būna iš išorės. Atkreipkite dėmesį, kai perkat, koks modelis pas jūs tiksliai yra ir svetainiai pasižiūrėkit nuotraukas ir drąsiai pamatysit, kaip kas surinkta netgi kai kada. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas yra neaišku, galit pasitikrinti. Taip, na ir va, ir prisigaunam visus 4, kaip sakiau, neveržiam dar. Idealu dabar būtų, aišku, man su kokiu suktuku prisisukti būtų greitai. Gal atsinešti? Ne, nesukčiauk. Gerai. Čia yra reviukai, jas galima įstatyti va ties viduriu, tam, kad jie ir geriau laikytų, bet ir aiškiai matosi, kur reikia, kad būtų pats centras. Tada va šitą iš viršus parodį. Maždaug tiesumą aš paimu taip, kad patogu ir būtų veršti, šitas eitų, kad per patį vidurį tarp varžtų. Ir prisiveržiu. Turėjote apsaugą vairo, bet ji dažniausiai būna arba neprapjauta, kitą kartą būna ir prapjautų, tai ją reikia prasipjauti arba su peiliuku, bet šiaip idealu yra su žirkliam popieriaus. Taip, ir prasikerpam šitą su žirkliam. Ne? Va, turime tokią prapjovimą. Tada jį užsidedam ant vairo, jis čia yra kaip apsaugai. Ir turime šitą tam, kad jį užfiksuoti. Uždedam čia, viskas. Čia yra apsauga nuo visokios žalos, jeigu čia kažkas atsitrenks, tai kad nebūtų grynas metalas. Ir viskas. Šiuo momentu mes esam jį kaip ir pagrindinai surinkę, liko tik tais visokie pagražinimai. Padangas pripūsti, nu va. Dabar paimam vadinamus kalpokus, dedam čia, uždedam, čia uždedam, tada uždedam visus kitus. Taip. Ir nusivarom lauk, kiaurai per viską. Tada turim raktelį, nepamirštam būtinai, įsistatom jį, kad nepamest į spynelę. Nes jis čia va turėtų būti. Susidedam viską į tą dėžutę, kur yra pakrovėjas. Čia yra dar 2 saugikliai atsarginiai, juos susidedam čia. Jeigu neturit namie jokių varžtelių, galite įsidėti dėl viso pikto ir atsarginį varžtelį, kuris irgi čia bus. Ir aišku, turim anglišką instrukciją. Gaunat jūs ir lietuvišką, bet galima ir šitą anglišką beje. Išversti reikia. Ir viskas. Visa yra. Nuo A iki Z. Taip. Dabar ką mes turėtumėm pasidaryti, tai prisipūs padangas. Taip. Nusiemam šituos. Tiesiog elementariai su ranka išsitraukėje ir prisisukam padangas. Ventilių dangteliuose yra tokie kaip ventilių raktai. Tam, kad įsitikinti tikrai, kad viskas gerai, įkišam jį į ventilių ir šiek tiek pasitikrinam, ar jis priveržtas. Rekomenduojam pūsti 2 atmosferas, 2 bar, nes yra kitų gal taisyklių, bet tam, kad neleistų nei per kažkokį obodą ir gerai važiuotų, tai turėtų 2 barai. Nepamirškit padangas prisipūs būtinai, nes čia turbūt vienas iš esminių dalykų, kad nereiktų jų tiesiog greitai keisti. Tam, kad jeigu nebūtų sunkumų, supraskit, kad šitie yra šiaip tiesiog įsistato plastikai. Atkišam pirmą visą tokį liniją, menuliuką. Ir tada įsistatom iki galo. Viskas. Ir čia taip paprastai. Ir čia labiau tokia kaip dėl grožio ir šiek tiek gal apsaugos pačios padangos. Bet va taip įsistato. Kai jau turime pripūstas padangas, mum paskutiniai štrichai likę, tai reiškia pasidaryti suvedimą ir pasijungti bateriją. Dabar, kadangi aš ją matau prieš akis, kad nepamiršiu, aš iš karto įsistatau. Būna toks palaidas laidas ir įsistatom mes jį čia. Nu va. Šiuo atveju net raktelis paspaustas. Viskas. Čia jau įsistatėm visą elektroniką. Daugiau nieko daryti nereikia. Dabar su suvedimu. Čia dažnas apima kažkokią tai baimę, kad čia reikia labai kažkaip tai kruopščiai daryti ir suprasti, kas tas yra. Tai iš dalies taip, bet čia su vaikiškai šiek tiek lengviau yra. Pasistato maždaug vairą iš akies tiesiai. Galima iš
priekį, jeigu turit gerakį, arba iš galo atsistojat ir maždaug pasiemat taip, kaip įsivaizduojat, kad būtų tiesiai. Sėstis nerekomenduoju, nes gaunasi taip, kad jūs svorį kaip dedat, gali būti, kad vairas nusimuš. Va, pasistatėm jį tiesiai, tada pasiemam 14 ir 12 raktą, man atrodo, ne? Ir ateikit čia. Čia yra traukės ir yra veržlės. Paimam veržlę, vieną iš jų ir atsileidžiam. Atkreipkite dėmesį, kad čia yra viena pusė ir sekanti lygiai taip pat yra į tą pačią pusę. Tai atsileidžiam abudu ir tada šitą reguliuodami, jeigu jūs matot, matot ratas į vieną pusę, į kitą pusę. Į vieną, į kitą. Nusistatom, kad tas ratas žiūrėtų tiesiai su šito ratu lygiai. Galit pasidėti lentą, galit iš akies, labai kruopščiai, čia nereikėtų preciziškai, bet kad būtų taip, kad neatrodytų, kad vienas ratas stovi taip, o kitas taip. Taip gadinsit padangą ir nebus malonu važiuoti. Kai pasidarėm suvedimą, lygiai taip pat su ranka priveržiam pradžiai ir su raktu pasukam. Viskas. Užfiksavom vairo traukį. Ir tiek. Ir jūsų keturatis yra paruoštas. Taigi, jeigu daugiau klausimų kils, mangius.lt arba kreipkitės į mūsų profesionalus.